didžiausiu prioritetu tikriausiai tapo tai, kad visiškai 100% galiu dirbti nuotoliniu būdu, kadangi ofiso jie mano mieste neturi, tai man pasirodė labai patogu. Tai dėl to nusprendžiau pabandyti. Aišku, truputėlį pradžioje buvo baisu, kad sistema visai nauja man ir nematyta ir daug labai naujų visokių žinių, bet nusprendžiau pabandyti. Priskyrė vadovė ir dar keletą buhalterių, su kuriais dabar galime puikiai bendrauti, pasitarti ir padiskutuoti. Iš tikrųjų pasirinkau RoboLabs dėl to, kad kiek žiūrėjau visas kitos įmonės, kurios galbūt mane domino ar ne, tai RoboLabs ir taiko naujausias inovacijas, sakykime, kaip ir tas dirbtinis intelektas ar ne, ir kad kuo mažiau to rankinio darbo. Nes iš tikrųjų kitur dar naudojasi ir kitomis sistemomis, tokiomis, kur, tarkim, apdoroja sąskaitas, faktūras įkelia, o RoboLabs jau tą padaro pati programa ar ne, ir iš tikrųjų tas gerai, kad to darbo rankinio yra tikrai pakankamai mažai. Ir kiek aš esu girdėjęs kitose įmonėse, kaip vyksta ta apskaita ar ne, ir ką jie, pavyzdžiui, kitos įmonės kuria savo ar ne. Tai va, RoboLabsas tikrai yra aukščiau tų visų įmonių. Tai, kaip sakyt, eini ten, kur geriausia, ar ne, kur tu gali pats tobulėti, ne tik tobulinti sistemą, bet ir kur yra ištobulinti ir kur tu gali kartu su sistema augti. RoboLabs pasirinkau dėl dviejų priežasčių. Pirma ta, kad buvo labai įdomu sužinoti, kas tai per programa, nes ją vadina, nepameluosiu, šiuolaikiška programa. Tai buvo labai įdomu. O visa antra, tai aš mėgstu iššūkius, mėgstu naujoves, tai dėl to ir paskatinu prisijungti ir tapti partneriu. Daugiau laiko atsirado savo, kadangi reikia mažiau rankų darbo, mažiau suvedinėjimų, ar ne, ir mažiau stebėti, kur ten tavo, tarkim, kokios klaidos ar kažkas. Tiesiog čia sutaupai laiko, dirbdamas RoboLabs, tas galbūt pasikeitė ir tu gali padaryti žymiai daugiau, negu kad tu galėtum tvarkyti, sakykime, su kita apskaitos programa, ar ne. Tai va šitoje vietoje tas yra labai patogu, kad RoboLabs, sakau, yra labai automatizuota, žymiai labiau negu kitos programos ir tą lankščiau gali susidėlioti savo darbo grafiką. Pasikeitė pats suvokimas, nes iš tikrųjų nepradėjusi dirbti su sistema, aš galvojau, kad aš kaip buhalteris nebetobulėsiu, nes visą didžiąją dalį darbų atliks pati programa, bet suvokiau klydusi, nes nepameluosiu iš tikrųjų, kad RoboLabs yra tik įrankis, padedantis, palengvinantis buhalteriui darbą. Tai labiausiai pats supratimas apie buhalteriją, kad galima ją tvarkyti daug paprasčiau, kad nebebūtina spausdinti daug dokumentų ir viskas gali būti po ranka. Ir be to, kaip sakiau, galima nuotoliniu būdu dirbti ir iš bet kurio pasaulio krašto, kas man irgi labai svarbu. Manyčiau, kad RoboLabs sutrumpina darbo laiką tiek buhalteriui, tiek įmonės vadovui, todėl kad jis gali prisijungęs prie sistemos ir matyti tam tikras ataskaitas. Nebereikia buhalteriui klausinėti, tai kiek ten dienų mano darbuotojas turi ar ne nepanaudoto atostogų, jis gali prisijungęs prie sistemos iš karto matyti, ko pasekoje jis nesitrukdo buhalteriui ir buhalteris gali našiau dirbti savo darbą, vesti apskaitą. Tai, manau, abipusė nauda čia. Tikriausiai tai, kad daug ką daro pati sistema ir daug funkcijų atliekama tiesiog kelių mygtukų paspaudimu. Tai žymiai palengvina buhalterių darbą, viskas vyksta daug greičiau, paprasčiau ir manau, kad tai yra didelis pliusas RoboLabs. Pats galbūt kolektyvas išskiria, kadangi tai iš tikrųjų, paklausai kaip ir kitur, tarkim, dirba, pasiklausinėjai ir tu gali palyginti. Ir pats, aišku, dirbai anksčiau kažkur kitur, ar ne? Tai šiuo atveju su kolektyvu tas yra labai gerai, kad yra visi bendraujantys. Kiek tu kontaktų turi, tai bendraujantys ir tokie šviesus žmonės. Man tas labai patinka, aišku, ir pakankamai daug jaunų amžiaus žmonių. Tai va, tas man labai patinka. Kažkaip tu pats atrodo jaunesnis tampi, dirbdamas tokiam kolektyve. Dirbu taip, kaip ir visada dirbau. Kai kurie klientai parodo, kam yra skiriami labiau tokie prioritetiniai darbai, o šiaip viską mums reguliuoja valstybinės institucijos. Atostogas arba laisvą laiką, jeigu nori, tai tiesiog irgi pavyksta viską susiplanuoti, nesi pririštas nei prie vietos, nei prie laiko, tai dėl to viskas pavyksta puikiai.
Manyčiau, kad labai minimaliai, nes didžiąją dalį atlieka pati programa, ar ne, susistemina dokumentus. Mums kaip buhalteriui tai reikia juos kruopščiai patikrinti. Ta dalis tik yra mažuma, ko seniau reikėdavo daryti rankiniu būdu. Bet kada galiu prisijungti prie sistemos, man patogiu laiku aš galiu skirti laiko ryte, patikrinti ar nesudėlioti tam tikras gairias, dokumentus. Galiu vakare prisėsti. Kaip minėjau, direktoriai gali visas jiems norimas ataskaitas matyti patys prisijungę, tai labai minimaliai tada vertinčiau prisėdimą. Su RoboLabs kažkokio tai darbo laiko labai planuoti nereikia ir tas patogu, kad tu dirbi tada, kada tu pats nori, ar ne, o ne kada ten, sakykime, įrėmintas čia nuo 9 iki 5 dirbi ir viskas. Tai čia tas yra labai gerai, man tas patinka ir realiai aš to laiko, kaip sakykime, darbus su RoboLabs neplanuoju, nes iš tikrųjų tu tiesiog dirbi ir viskas, kaip ir visur kitur. Nereikia būti įrėmintam kažkokiam darbo laike, tu dirbi tada, kada tau yra patogu, kada tu nori, tu gali dirbti ir kai visi jau baigia darbus ar ne, kada jau tau nieks galvos, kaip sakant, iš šono nieks jau nekvaršins ar ne, ir susikaupti geriau. Kitas dalykas, neskubėti su pačia sistema, neimti iš karto labai daug įmonių ir didelių. Patarčiau visą laiką pradėti nuo mažesnių, kad tą sistemą labiau išmoktum, ar ne, nes vis tiek visas sistemas reikia išmokti, tai čia lygiai tas pats, o RoboLabs sistema yra automatizuota labai daug, ar ne? Tiesiog neskubėti. Nepasimest, neskubėti ir klausti informacijos, jeigu kažkas tai neišeina arba nepavyksta, ar ne? Patarčiau įsitraukti, tikrai leistis į šitą kelionę, viskas labai puiku, kolektyvas puikus, vadovai nuostabus, lengva bendrauti, lengva dirbti, pagalba visada po ranka. Pradžioje, aišku, labai gal daug informacijos, bet viskas yra įveikiama, tad tikrai rekomenduoju. Patarčiau būtent buhalteriams, kurie nebijo būti šiuolaikiški, kurie nori naujovių, kuriems yra maža laiko, kuriems atsibodo popierizmas. Čia visiškai yra kitaip, yra laisviau, yra įdomiau, žaismingiau, plus kolektyvas yra be galo malonus, prisijungia, jūs nesat įmesti kaip karys į lauką ir nežinia kur eiti. Tai yra smagu, nes tikrai yra užnugaris, mes turime vadovus, kurie yra už mus atsakingi, tai mes nesame palikti vieni, tai tik rekomenduoju, tikrai geriausi atsiliepimai.